Labas rytas, chebra. Nu ką, pakabinom priekabą. Žiūrim, ar laiko viskas. Tvarkoj, viskas. Ir ką. Kojas pakeltos, priekaba apeita, apžiūrėta. ADR ženklai atidaryti. Priekabas aš ir neuždariau. Tik mašinos. Važiavau namo, tai uždarinėjai. Nevažiuosiu dar. Čia viskas paruošta, viskas tvarkoj. Dokumentus pasiėmiau iš priekabos. Nes kai palikau priekabą, nesvarbu, kad aš žinojau, kad šiandien tempsiu, vis tiek palieki dokumentus priekaboj. Nes mažu pasikeis, ar pats susirgsi, neatvažiuosi, ar sugalvos vadybos tai kažkadais pakeisti, kad po priekabą reikalinga, kas nors važiuoja, kitas paims, arba yra buvę, kad man pasikeitė planai, dėl manęs vadyba paskambino, sako, kad vairuotojas negali, ten susirgo vaikas ir sako, gali jo priekabą paimti ir važiuoti iškrauti, o jis stovėjo Hoksvinde. Tai, kaip sakant, geriau priekabą palikai ir dokumentus palikai priekaboje. Atvažiuoji, pasiimi priekabą, pasiimi dokumentus. Nes kai ADR-as yra, turi turėti dokumentus prie savęs. Tipo, reikalauja ir taisyklės. Jeigu sustabdys kontrolę, tai turi turėti dokumentus prie savęs. ADR-inius. Tai vat. Ir ką, taip ir vakar nesulaukiau aš pranešimą, ką aš veiksiu šiandien. Ar man anksčiau važiuoti ryte, ar ne. Tai pradėjau biškį vėliau. Pusėj dabar 7, be 15-7. Tai va. Tai važiuojam tipo ant 8 į tą Bringas tokią. Ir žiūrėsim tą priekabą tipo kaip reikės palikti. O gal jau apsigalvos jį, gal reikės jau tą kažką tais dasikrauti ir toliau važiuoti. Bet tiek ir te žinom, kad važiuojam dabar kol kas iki Stogės. Ir kad užsuksim į kolonėlę pasiimti kavos. Čia tas irgi dalykas nekeičiamas. Jau čia būtų didelis griechas neužsukt kavos pasiimti. Tai vat. O, jau šiąnakt šalčio nebuvo. Šaltuko jau buvo +2. Jau pavasaris. Tai smagiai. Šiaip kaip vakar su kairiu posūkiu žiedė ir išvažiavo į dešinį. Iš žiedo išvažiavo su kairiu posūkiu. Tais norgais patikėti negali jų rodomais posūkiais arba nerodomais. Bet aš pagal jo mašinos trajektoriją mačiau, kai jisai tipo suko į tą pusę. Ir aš jau taip tik pristabdžiau ir lėkiau aš žiedą. Tai va. Tai ką, chebra, lekiam pasiimti kavos. Kavytės pasiėmėm. Viskas tvarkoj. Sveikata, chebra. Labai gerai. Kaifas. Net dūšį atsigaunam. Nu ką. Atsibudom. Pabudom ir kelkėmės. Kavos atsigėrėm. Ir jau yra gražesnis rytas, nors čia buvo lietutis. Čia viskas šlapia. Tai gerai, kad nenusiplojau mašinos vakar. Aš vakar turėjau, mašina nėra taip labai purvina. Nelabai tokia, švaroka. Bet buvau galvojęs tenais Bergerį nusiplauti mašiną. Nes tenais yra tokia plovykla, kur
kur tau nuplauna su rankom. Nereikia ten pačiam švabruoti. Aišku, kad geriau nuplauto, aš ten atvarau, tai tokia aikštelė yra, priekabą atsikabini ir su viena galva įvažiuoji į vidų ir geriau nuplauna. Nu, bet kažkaip tais vakar to laiko biški nebuvo, jau buvo visos ribos, tai sakau, aišku, tiek to lekiam. Nes aš buvau žiūrėjęs orus, kad tipo turi naktį palynuoti. Ir sakau, tiek tos, tai gal matysim, gal rytoj, kaip išeis nusiplauti mašiną. Nes dabar jau šlapias kelias, jau čia apsitaškys, jau bus šūdinai. Da pastebėsiu orus, pažiūrėsiu, kaip toliau tie orai. Gal reikės švaką nusiplauti, jeigu keliai nudžius. Tai dar žinių. Dar Bringas nieko neparašė, jokių žinių, 7:30. Tai kaip tik prieš 8 atvažiuosim į Bringą. Ką toliau veiksim, dar nežinom, matysim. Nemanau, kad dyką dodiausim, reikės darbuotis. Ir aš įtariu, kad čia bus toksai, man nežinau, speira, vėl čia po vietą. Bus, kaip sakai, jau ne vairuotojas, o būsi grūščikas. Pakraudinėsi priekabas. Taip įtariu. Kai sako, žopaičiųjų. O, tai va, nu bus kaip bus. Varomas į priekį. Varom į tokį atsikabintą priekabą ir matysim. Gal nekabinsi, po pirmo paskambinsi, paklausim, ką darys tą priekabą. Gal pasakysi, ai prie rampos, tą krauk ir toliau temk, ar tada kažką jis. Geriau, kaip sakant, pasiklausti. Tai va, tai varom į tokį į Bringą. Ką, hebra? Čia staigiai mums sakė pasimt priekabą ir pakrautą. Tai va čia stokiai prie Bringų, čia šalia, antroj pusėj gatvės. Vieną paletę tokia lengva, iškroviu per galą ir dabar turim dar 2 iškrovimus. Vieną, tenais, kur esam buvę Volė, ten toksai ekspedicija, ten irgi per rampą lengvus paletės išsikrauti. Čia prie Ordino antroj pusėj kelio magistralės. Ir Aldai Gėringas, praleidžiamus. Ir paskui bus dramenas iškrovimas. Aš čia žiūriu, sakau, čia ne dramenas, sakau, čia yra koneriudas, į kalną ten reikės skirti, dramenę, ekonūr, ten kur yra tai šiukšlių konteineriai, tokie, kur presuoja šiukšlės, tai 2 vienetai tenais. Keista, kad tikrais 2, nes dažniausiai būna tenais, kai važiuoji, pusė priekabos, beveik pusė priekabos, daugiau nei pusė priekabos, o dabar tik 2 vienetai, bet dideli jie yra. Tenais irgi reikės su tą roklą, su jie katralę įsikrauti, tai šiaip ten iškraunama per šoną, bet kai tik tais 2 vienetai tėra, tai aš per galą irgi išmesiu. Tenais, ten tik tais ta vieta yra labai tokia, labai, nu, nekokia. Ypač žiemą, tenais atvažiuoji, pamatysit, aš per kamerą tas nepersiduos. Atvažiuoji tenais į kalnikę ir turi sustoti. Tenais į kalvelę, tai mašinas nesimato ar parvažiuoja, tu užblokuoji kelią, aišku, kabina aukštami galkę susijungi, jau ten iš toliau jie mato. Ir tu turi stumti, ten su perilomų yra, ten turi priekį galą kelnuoti, kad sparnų nedraskyti, mašinos tos platformos nedraskyti, tos, kuri uždengta, nu, ten jau turi žiūrėti. O žiemą tai ten iš visam būna, ten jau, jau ten kartais netgi ir su grandinėm reikia atvažiuoti. Nes ten gaunasi įsukti ir jeigu nelabai gerai stumia atbulas, žiemą ten slidu ir tada ne taip pastumtum pasitaisyti ir įkalnį, ir nuokalnį, ir į tą pusę nuokalnį ten gaunasi su perilomu, nu ten jis įdomiai yra. Anksčiau jie buvo Miondalinė, patogioj vietoje. Tai ir per galą tokia ten biški, bet pagal pristumimą, pagal viską žymiai patogesnį, geresnį vietą.
bet matyti dėl pigumo išsikrausti į tą Kunerutą, į kalno viršūnę. Tai va, tai tokios to naujienos. Tai dabar varom ten per rampą staigiai išsimesti, ten esu buvęs toj pirmoje vietoje, dabar toj antroje vietoje. Išsimesti per rampą ten staigiai. Ten kaip ir dažniausiai laukia, jau ten atvažiuoji ir eini duris atidaryti priekabos ir jau ar jie rampą pasikėlė, jau stovi, jau laukia, jau šaukia, ar man čia, ar man. Tai va. Važiuojam po truputį į tą volę, ten išsimesim. Nu, čia tos išsikrausim šičia 7 pradės, paskui ten tie stidė. Nu, taip ir dar. Nu, tenais mes išsikrovėm greitai. Nu, ten sakau, aš pats įsikrausit, sakau, ar jūs iškrausit? Bet ten užsirakinė, ten jis neįeiti. Sako, jeigu nori, sako, jeigu gali, sako, būtų gerai, sako, pats įsikrautumėjai. Į ten konteinerį šalia iškraudinėjai rankom. O dabar jau čia privažiuojam tą. Čia visas kelias į kalną. Čia tą trečią iškrovimą. Čia vis į kalną ir į kalną. Toksai nežymus, aišku, per kamerą nesimato. Tai gulintis policininkai. Ir ten vėl į kalną, ir vėl į kalną, visą laiką į kalną. Ir paskui bus po dešinę. Iš galo važiuoja su Mocu, su Harliu. Ir ten jis jam bus į biškį kalno, sustot biškį bus nekas. Į tą įkalnę. Ir startuoti, ir jis gaus ten palaukti manęs, kol aš nes čia turiu uždaryti kelią, uždarai kelią ir jis tumenvalą iš kelio. Į ten tą kiemą su pirilomais. Kiek šitų autobusų elektrinių prisipirko tą Norvegiją kinietiškų Jotongų. Čia kaip būtų tie blokeliai Jotongų. Labai prieki šlykščiai atrodo tos lempos, kaip varlės. Čia dabar beje Norvegija biškį yra biškį sunerimus dėl tų kinietiškų autobusų, kad čia nebūtų tipo Kinijos įtaka, kad paskui nebūtų špionavimas tipo, čia per žinias visur skamba. O čia vėl į kalną. Čia dar nesibaigia, vis į kalną ir į kalną. Ir o čia, kur ten konteineriai yra, ir čia į kalną. Jungiam migalkės, avarinius, ir čia posūkis, ir čia kur konteineriai yra, reikia čia atbulas stumt mums. Į tą, čia užblokuoti, kad nieks nevažiuotų. Čia dar sniego ir dar kieme sniegas. O čia reikia užsimesti, čia visur pirilomai. Nu, karočią, čia yra šūdina vieta, atsiprašant. Tikrai čia yra šūdina vieta. Čia yra mašinų laužimas ir, nežinau, čia dažniausiai iš vieno sykio neina pataikyti. Nes čia kelkraščiai nesinori ir sparnų draskyti. Reikia klausytis čia. Nusileidžiam sėdenę. Klausytis čia. Blembas. Reikia priekį kelti. Kad nekliūtų nei kojos, niekas čia.
priekį leisti. Nu, žiūrėk, čia iš pirmo karto įstumsiu. Tai čia jau tokia įkalniai sustok. Ir. Pajudėti paskui reikia. O, Harley Davidson. Nu, ir mes čia sustokime per galą, reikia skrauti mums. Tai va, einam skrauti. Čia tokie du presai šiukšlių. Gan jie yra sunkus. Paroklą atvežė. O labai tokia pavargusi. Jau labai pavargusi. Tai tempsiu aš sėdėjau. Pastumsiu čia į katralę. Išsikroviau. Na, čiut, susikoliojau, paskambinau Bringui. Sakau, čia daugiau aš nenoriu važiuoti, sakau, aš nevažiuosiu čia daugiau, sakau, aš ne vergas. Sako, kas nutiko? Sakau, ne, sakau, aš sakau, nenoriu čia važiuoti, sakau. Jie man pareiškė, aš patai kamerą išjungiau, nebenorėjau ten jau, kad jie irgi nekeltų pretenzijų, kad aš ten jau filmuoju ar ką. Kad sakau, aš čia nevergas, sakau, kad čia duodat man tą roklą, jie ketralę. Ratukai nesisuka, surūdijus golių nėra tų ratukų, guli ant žemės, šplintas išlindęs remės į grindis, patempt neina. Tai sako, tu stump, sako, čia sako, tu blogai pakišai tą roklą po apačią. Sakau, aš ne pirmą dieną dirbu. Sakau, žinau, kaip reikia pakišti, žinau, kaip reikia kelti, sakau, žinau, aš. Sakau, pasižiūrėk, sakau, kokia tavo tą jėketralę, sakau, tą roklą. Nu, tai sako, tu turi turėti savo, sako, jėketralę. Sakau, aš sakau, ne distribuciją vežu, sakau, aš pas mane, sakau, nėra sąlygų turėti tą savo roklą. Jo. Sakau, tu gal, sakau, mane, sakau, vergų laikai, sakau, kad čia iš manęs, sakau, gali tyčiotis. Ir Bringui pasakiau, sakau, aš nevažiuosiu, sakau, čia į tą firmą, sakau, sorry, bet ne, sakau. Sakau, anksčiau atvažiuodavau, sakau, būdavo normaliai, gaudavo į gerą jėketralę, o dabar, sakau, su pretenzijom, sakau, ne, sakau, aš nenoriu, sakau, žeminti save. Jo, tai va, tai ką, važiuojam tada į Holmestrandą, pasikrauti, sakė, varyk į Holmestrandą, į viršų. Tai va. Tai va, per kiek laiką dirbu, tai pirmas sykį esu pasakęs Bringui, kad pasakiau, kad aš į tą firmą nevažiuosiu pas tų kliento. Kitur ten būdavo, kaip sakant, dar ten jis, nu, maivelinės ten praleidi pro ausis, ten jis nuleidi, kaip sakant, bet kai jau perlipa ribas jau, nu jau tikrai jau čia nežmoniškai taip elgtis. Į dar išvengė. Anksčiau būdavo Norgai. Norgas toksai jis irgi įdomus. Jis tas savininkas, toksai įdomus būdavo, paskui buvo kitas Norgas darbininkas iš Šiaurės Norvegijos, tai eidavo sunkiai suprasti, ką jis kalba, nes esu šiaurinių dialektų. Nu,
ir duodavo tau tą roklą, tą jeketralę, viskas normaliai, o tas čia mandarinų žemės, nes kaip iš Vietnamo būtų, iš tokių sėdi kūdas, šakalas toksai mažiukas, bet sėdi savo toj kariukė, tipo ale pilvą išvertęs, kojas susikėlęs ir cigaretę rūko ir dar žvengia iš manęs karštą stumu. Ta visą paletę. Tai sako, aš žinau, kad čia sunkus yra. Sako, čia tu blogai paėmėjai, sako. O aš žinau, kaip reikia paimti, aš žinau, kokį svorį aš galiu tempti. Tai paskui išėmiau tą jeketralę, jam pasakiau, aš sakau, nekrausiu, sakau, mes plauk tą jeketralę, sakau, atveš, sakau, man gerą jeketralę. Tai jau atvežė, jau tą gerą, su guminiais ratukais, ir sakau, žiūrėk, sakau, kaip, sakau, atvažiuoja, sakau, jinai. Sakau, ir žinau, kur paimti, kaip kas viskas. Jo, bet vis tiek. Kartais reikia, kaip sakant, ir kad klientai gautų pizdį iš bringo. Aišku, čia nebus jokių pizdį klientų, nieko, čia gal manęs nebesiūs čia, nusiūs kitą ir viskas. Ir pasibaigs, bet aš ant principą, sakysiu, nevažiuoju čia viskas. Sunervinu, man žiauriai sunervinu. Kur važiuojam? Kairį dešinį, važiuojam per Drameną ar per tą? Važiuojam per čia, kertam kampą. Neslidu, varom per čia. Nes čia galiu varyti vėl per Drameną, o čia gali varyti per Skugerį. Vingiais, ratais, kvadratais. Nes mums reikia Holmestrandą Opę viršui. Tai gerai tada, varom į tą magistralę. Aš gal kirsim kampą ir netgi per Sandė į Holmestrandą. Tai va, tai. O, pažiūrėkit, Dramene visur sniego nieko nėra. Čia va, Koneriūdas viršui. Dar sniego nemažai yra. Dar nemažai. Tai va. Ką, nusiraminom, viskas tvarkoja. Kaip sakant, pyktis praėjo. Išsikalbėjau. Bringui irgi išsikalbėjau. Pasakiau, ką aš galvoju, savo nuomonę ir viskas. Ir dirbam toliau. Visio. Verčiam naują knygos puslapį ir varom toliau su šypsena. Tai va, tu atsiūs man užsakymo numerį, kaip kas viskas ir aš įtariu bus tas pats, kur vakar turėjau iškrautis. Aš taip manau. Nagi pažiūrim. Ir oi, nereikia čia skambinti, reikia tik tais šitą, jo, Opę 176 kodas. Gerai, žiūrėsim. Lekiam į Speirą. Greit, susimetėm čia. Bet ilgai laukiam, virš valandos laiko laukiam. Tas karistas sako, daug darbo, sako, šiandien. Visas mašinas suvažiavo. Tai, sako, 11 mašinų atvažiavo valandos bėgi. Tai va, aš jau mačiau, buvo viduj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mašinas buvo viduj, aš 9 įvažiavau, iš paskos įvažiavo lietuviškais numeriais 10 ir vieną ten už kampus, tai jo 11, teisybė, skaičiuoju, 10, ne 11, bet jau dar už kampų buvo viena mašina, jo 11 mašiną stovėjom viduj. Tai ir dabar jau pasikroviau, išvažiavau, tai skaitykim, nebeatvažiuoja mašinas. Tai tik buvo viena mašina atvažiavo. Kol aš stovėjau, kol aš laukiau, viena mašina atvažiavo. Tai va čia, man atrodo, greitų metu čia padarys tokį dalyką, kad palei valandas bus krovimas, reikės užsakyti laikus, aš taip įsivaizduoju. Nes dažnai būna, kad visi suvažiuoja per pietus, tai panašiai ant pietų krautis. Ir tada jau ten jie dirba kaip akis išvertę. Šikna putota. Nu, tai aš taip įtariu, kad ateis vieną dieną, kad sakys, ne, reikia užsibukinti laiką. Bet tas irgi užsibukinimas to laiko.
Nes kiti kraunasi labai ilgai, tas diržus dėliojasi, žaidžia, ten kilnoja. Kaip dabar, pavyzdžiui, vienas iš stovėjo, jis lietuviškais numeriais, bet matosi, kai jis buvo iš Uzbekistano, marods buvo. Nes į vėliavėlės pasikabinęs ant savo šalies. Ir, nu, aišku, čia jis neprivalo, bet aš, paaiškiai, atvažiuoju krautis, jeigu aš laukiu. Tai paėmė, atsisegi šoną, diržus jau susiruošiu tenais, sakčius susitepliau, užkaliuojau, lentas nusiėmiau, jau kaip sakant pasiruošiu, kad jau atvažiuoju į vietą jau krautis, jau į tą krovimo tą aikštelę, tik tai ištorkė šna į galą ir viskas, ir jau gali krautis. O tas tik pradėjo, kaip sakant, rakinėtis, ieškoti, priekabos tą atbojinį, kad daryti ten, nes į dėžes įlysti jam, tas plasmasinės, norint įlysti, tai reikia atdaryti atbojiniką priekabos, tas priekabos atbojininkas ten pakirmys, ten vargo. Nu, kiti žmonės, tie vairuotojai paskutiniu momentu pradeda darbuoti. Sėdi, bet paskui ir trukdo eilę. Tai va, tai čia mes dabar pasikrovėm ir dabar užsuksimės į kolonėlę prie Hortono pasiimti kavos. Ir varysimės tiesiai į Colorline į Larviką, priduoti priekabą. O kas toliau bus, nežinau. Tai jau įtariu, pakrovimų nebebus, nes jeigu būtų bus pakrovimas, tai sakytų, galbūt tai dar spėsi palikti tą priekabą stokiai, pasiimti kokią tuščią, dar pakrauti, bet maros nebebus pakrovimų. Bus arba priekaba iš Colorline man, arba sakys dar vieną priekabą nuo ten pakrautą jau iš stokės į Colorline. Aš taip įtariu. Tai va. Tai ką tada, chebra, važiuojam pasiimti kavytės. Kaip sakant, jau dabar nėra ko skubėti. Sėdėjom, pasikrovėm. Aš tai panašiai nežinau, kiek čia trunka pasikrauti. Čia tie vienetai labai greit kraunasi, tie diržai labai greit dėliojasi. Ir čia man gaunasi, toks krovinys, kai yra, tai man labai gaunas greit pakrovimas. Nežinau, kažkaip nesitarmozija. Kai kraunasi po du vienas šalia kito, tada jau yra sudėtingiau biškį tenais, jau tie diržai netaip dėliojasi, neina taip lengvai sugryžiuoti, neina apeiti aplink tą krovinį. O kai va taip kraunasi toksai, arba tie apvalūs ruliai kai būna, o tie irgi labai greitai pasikrauna. Tai aš nemanau, aš ilgiau nei 45 minutės kraunas tokį krovinį. Dar priklauso nuo jų, kaip jie vežioja, bet tas dabar vežioja labai gerai, labai greitai. Tik vos spėjau pririšti tą ir jau atveža kitą. Tai vat. Tai ką, važiuojam tada, neapizėlindami į kolonėlę, pasiimt kavos ir tada į Colorline. Atvykom į Larviką. Ką, chebra? Paliekam priekabą čia Larvike ir keliaujam į DFTS, į Breiviką priekabą pasiimti. O toliau su tą priekabą varysim į Drameną. Tai ką, chebra? Nu, darbai šiandien baigti. Biški ne pagal planą gavosi. Bet ką pakakosi, kaip sakant, ką pašiksi, Martynai. Čia tą priekabą pasiėmėm iš to DFDS-o, Breiviko. Ir teko man biški laiko pratyrioti, važiuoti į stokę, persikrauti, nes ryte iškrovimas 7 valandą čia Hagane vektūroj, o paskui iškrovimas yra Lanhuse. Ir tas vektūros stovėjo priekabos. Ir o vektūroj tenais įdomus žmonės yra, neperkraudinėja. Ir teko stokiai Bringė viską persikrauti. Kas buvo prieki tą į galą, kas buvo gale tą į priekį. Tai vat, ir taip gavosi, kad laikus pratyriojau ir negrįžau namo. Tai va, čia dabar atvažiavom mes jau netoli Hagano ir te kilsim tiesiai čia į iškrovimą. Tai va, nu, būna, nieko nepadarysi. Tai va, tai ką, pasitaiko.
Toks mūsų vairuotojo darbas. Tai va, tai ką tada, chebra? Dėkui, kad žiūrėjot. Ir susimatysim sekančiam video tada. Iki.